Labas vakaras. Kaip ir žadėjau prieš tai, 5:30 įdėsiu video, nusprendžiau daryti jį live, kad nebūtų jokių įrašų, tiesiog šnekėsiu iš kaip man išeina. Taip, mano žadėta ataskaita apie labai didelį susidomėjimą sukėlusi mano įkeltą video, kuris buvo prieš 2 dienas, apie panaikintą dalį darbo stažo, tai yra dalį iki 93 metų gruodžio 31 dienos. Jūsų visų peržiūrų dėka, 100 000 peržiūrų dėka ir jūsų visų dalinimosi dėka šią situaciją pamatė ir vienas Seimo narys su savo komanda. Tai Dainius Kepenis, kurio komandos narys vakar parašė man, susisiekėm, mes susibendravom, pašnekėjom trumpai apie visą situaciją ir šiandien ryte susiskambinę bei susisiuntinėję visus įrodančius dokumentus, buvo apie 9 ryto Lietuvos laiku išsiųstas, kaip jisai čia vadinasi, kreipimasis dėl darbo stažo sistemos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrei Monikai Navickienei. Labai buvo operatyviai sureaguota ir tikrai raštas labai išsamus, pridėti visi įrodymai, kurie buvo pateikti ir jie aiškus, žiūrėsim, kas toliau bus, kuo toliau viskas eis. Manau, galiu paviešinti, kas buvo prašoma dėl panaikinamo darbo stažo. Neskaitysiu aš visko, nes nelabai galiu aš tikiu tai daryti, bet būtent ko reikalauja Seimo narys iš Monikos Navickienės. Tai pirmas punktas, kokiu pagrindu iš minėtos pareiškėjos buvo atimta dalis darbo stažo reikalingo senatvės pensijai gauti, nors turėjote visą detalę informaciją apie pareiškėjos įgytą darbo stažą iki 1993 metų gruodžio 31 dienos. Ir antras punktas, kokiu būdu planuojate šią situaciją ištaisyti ir kokių veiksmų imtis, kad tokie atvejai netaptų sisteminiai. Manau, konkretus, aiškus ir aiškus klausimai Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrei Monikai Navickienei. Tai vienas tokių gan didelių darbų padaryta, iš tikrųjų per labai trumpą laiką ir labai operatyviai. Tai va, šitas raštas išsiųstas, aš tikiu, kad truputį užtruks laiko, kol visa tai išsispręs. Sodros tikrinausi su klientė Sodros puslapį. Sodroje jokių pakeitimų dar nėra, skundai yra pristatyti prieš 2 dienas, dar jie jokių atsakymų neteikė, bet turbūt jie greičiausiai turi savo laiko tarpą išsiaiškinti ir pasižiūrėti. Šiandieną dar su manim susisiekė TV3 žurnalistė, su kuria rytoj ryte turėsiu pokalbį ir tikrai, mielieji, aš netylėsiu. Aš tikrai, kiek įmanoma papasakoti, aš papasakosiu, nes šitoj vietoj aš jaučiuosi stipri įrodymais ir tai yra faktas, tiesiog faktas, kad stažas buvo, stažo nebeliko. Taipogi, begalinis ačiū Jums už Jūsų visuomeniškumą, už Jūsų masiškai rašytas asmeninės žinutės apie Jūsų istorijas, už Jūsų pasakojimus trumpus komentaruose. Tikrai labai labai dėkui, nes į tai buvo sureaguota. Aš manau, mes pajudinom didelį Sodros pūlinį, kurio mes tikrai, nežinau, neišoperuosime su šia viena istorija, bet kad kažkokia tai pūlinio gijimo stadijos kažkokį tai siūlelį pakabinsim, tai galbūt tikėkime, kad tai kažkas tai pajudės į geresnę mums visiems pusę.
Nes iš tikrųjų yra tų istorijų ne viena, kurios yra labai skaudžios ir labai tiesiog graudžios, kur žmonės negauna pinigų dėl to, kad nėra įrodytas darbo stažas, kur žmonės gauna mažesnės pensijas. Įstatymų nustatyta tvarka turėtų būti atitinkamos pensijos pagal darbo stažus, bet tiesiog fiziškai negali to įsirodyti. Tad iš tikrųjų stengsiuos, eisiu iki galo šitoj situacijoje ir dar patikėkit, čia ne pabaiga. Yra dar viena situacija, apie kurią dar nenoriu kalbėti, nes laukiam paskutinių momentų iš taipogi Lietuvos sodros. Tenais bus dar įdomesnis momentas. Žodžiu, yra tų situacijų viena už kitą įdomesnių, kas liečia sodros darbuotojus, kas liečia tokius stebuklingus darbo stažų dingimus. Bet mes eikim visi iki galo, gerai? Ir šitą visą pūlinį bandykim išoperuoti, pabandykim. Gal pavyks. Jeigu mes visi tikėsim, tai ir pavyks. Tad dar kartelį noriu padėkoti Seimo nariui Dainiui Kepeniui. Aš to žmogaus nepažįstu. Nei su juo, nei su jo komandos nariais aš niekada nebuvau pažįstama, nebendravau. Tiesiog už jų operatyvumą, už jų geranoriškumą ir supratimą, kad yra tokia situacija ir norą padėti. Ačiū jiems labai. Ir taipogi ačiū jums už tai, kad mes vienijamės. Iš tikrųjų, įdėjusi tą video prieš 2 dienas, aš net nesitikėjau šitokio sprogimo. Bet tik tai jūsų dėka šita situacija kyla į viešumą ir šitos situacijos raštai ir aprašymai jau guli ant ministrės Monikos Navickienės stalo. Tad seksime toliau visą informaciją ir žiūrėsime, kokius sprendimus pateiks, kokius atsakymus pateiks. Tad, kai tik tai turėsiu kitų žinių, būtinai aš jūs informuosiu. Gero jums vakaro ir iki.